Žaneta, kodėl tiek daug iššūkių mano gyvenime? Aš jau pavargau. Žinai ką, iš tiesų tuos iššūkius, ką tu vadini, tu susikūrei dar prieš ateinant į šitą įsikūnymą. Šitie iššūkiai, jie buvo dalis tavo, norimos patirties. Ir niekada negalėjai savo susigalvoti kažko negatyvaus. Bet kai čia nusileidai, kai pradėjai tai patyrinėti per savo negatyvių įsitikinimų filtrus, tu nuspalvinai šitą patirtį negatyve. Ir dabar tau atrodo tai kaip sunkus gyvenimo iššūkiai. Kai iš tiesų pagalvo, viskas yra tiesiog X, neutralumas. Reiškia, ateidama į šitą patirtį, tu taip pat neuždėjai jokios negatyvios etiketės šitam. Ir dėl to susižiūrėk, per kokius akinius, kaip sakoma, žiūri į gyvenimą ir tiesiog juos pakeisk. Nusijimk, tada geriausiai matysi. Kaip sakoma, kiti užsideda rožinius akinukus, bet sakau, net ir tų nereikia, kaip knygai Perkurk save rašau, ar ne? Net ir tų nereikia, nes jie taip pat iškraipo gyvenimą. Viskas yra X, neutralume. Kai gebėsi iš neutralios pozicijos pamatyti visą tai, kas vyksta tavo gyvenime, kaip sakoma, per atsitraukimą tam tikrą, bet tada geriausiai suprasi, kas iš tiesų vyksta. Ir galėsi pasirinkti jau, kad ir rožinius akinukus paskui užsidėti. Ir pasižiūrėti visiškai per kitas spalvas, per kitas patirtis, per kitas emocijas. Tai va čia yra tas dalykas. Ir kada mes galim tai padaryti, tik tai tada, kada mes išplečiam savo sąmonę iki visiškai kito suvokimo, kuris peržengia mūsų filtrų ribas. Tai yra sąmonėjimo procesas. Tai yra vibracijų kėlimo procesas, ką mes paprastai girdim kalbant. Tačiau čia irgi yra tam tikros mistikos, kurią mes nuiminėjam būtent sąmoningo manifestavimo klube. Dar gali prisijungti. Iki.